O kas buvo jūsų stipriausi rėmėjai? Bendrai reiškia gydytojai, jų labai daug. Specifiniai pavardės būtų galima? Specifiniai dabar tai pradant reiškia daktaras Balukas, daktaras Kaunas, daktaras Kisėlius, daktaras Tauras. Įvykis labai yra toks nepaprastai giliai įsmigęs į širdį. Tai daktaro Kazicko atvejis. Dar tas buvo turbūt 1963-1964 metų pabaigoje. Kai mes nuvažiavome į New Yorką, tai aš jau dar nepažinojau, jis priejo prie manęs, sako, tai va, daktar Antanai, čia aš toks ir toks Kazickas, kaip jums sako su fondu? Sakau, labai gerai, bet sakau, žiūrėk, daktar Juozai, mes dar iš jūsų nieko negavom, reiškia. O jis jau turėjo tada Neries tą kompaniją, jis jau skaitės, bet mūsų lietuvių tarpe milijonierius. Tai jis tada nustebo, sako, kaip ar dar, sako, mūsų nedėvių kompanija? Sakau, ne. Tai sako, aš buvau, reiškia, su Valiūnu susitaręs, kad turi būti paaukota. Tai žinot, jisai ten pat paėmė čekį, išrašė $10,000. Kaltis įvas $10,000. Dar nebuvom net leidimą gavę nuo mokesčių, kiek statutą turėjom. Tai kai aš pavyzdžiau tą $10,000 į Čikagą ir parodžiau tarybai ir valdybai, mes visi vaiką palpom, netikėjom. Fondų steigimasi jūs turėjote visą eilę labai artimų draugų ir bendradarbių. Ar galėtumėt juos išvardinti ir taip pakalbėti apie jų tokią specifinę rolę, kaip jūs su jais bendravote, kaip jie vien su kitu bendravo ir kaip jie su lietuviška visuomenė bendravo tų lietuvių fondų kūrimosi laikotarpyje? Žinot, čia gal yra kiek pavojingas dalykas vardinti atskirius asmenis, bet aš kelis galėčiau paminėti. Tai gal antrą vietą, žinoma, priklausyta daktarui Balukui, kuris nuo pat pirmos dienos įsijungė su manimi į fondo organizavimą ir tiek darbų, tiek finansais, tiek moralinę paramą ir jis savo laiką skyrė tik fondui. Trečias, kurį aš laikyčiau irgi labai svarbus, buvo amžinatilsis pulkininkas Antanas Reklaitis. Jis atėjo porą metų vėliau, bet atėjus dirbo taip nuoširdžiai, nors jis buvo vyresnis kartu žmogus, bet labai darbštus, puikus organizatorius ir iki pat savo mirties jis fondo atidė visą savo laiką, jėgas. Ir net mirdamas palikimą paliko $10,000 be savo anksčiau aukoto aukų. Tai būtų tie trys, kurios drįstų dabar. Kitus, žinomas, nepasirengęs bijočiau eilės tvarka pristatyti, kadangi kartais, kad nebūtų įžeisti tie žmonės, kadangi čia jau yra šimtai įsitraukę į fondo organizavimą. Ne tik, kad kas valdyboje dirba arba taryboje, bet vajų komitetai atskiriuose apylinkėse. Bet tam tikslui mes leidžiam Lietuvių fondo leidinį. Ir tame leidinį bus išvardinti visi aukotojai, visų vajų komitetai, tarybų žmonės ir valdybos, kurie dirbo ir kurie kiek laiko valdyba arba taryba išdirbė, kas buvo padaryta. Taip pat bus, žinoma, visų komisijų pirmininkai, kaip investacijos, kur mums labai daug pagelbėjo pradžio toks ponas Daras, dabar jis yra ar ne už Čikagoje gyvenantis, bet labai daug pagelbėjo. Paskiau daktaras Ambrozaitis dabar vadovauja skirstymo komisijai, labai daug laiko pašvenčia, bet taip pat daug laiko anksčiau buvo pašventęs daktaras Valaitis ir reiškia daktaras Kisėlius, daktaras Kaunas, paskiau toks inžinierius Kamantas, kuris yra dabar pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkas, nepaprastai daug yra įdėjęs energijos į fondą ir visa eilė.